Sveiki mano mėly žiūrovai ir draugai. Praeitame epizode baigėme ties tilto griovimu, na o šiame epizode pradedame nuo tilto statymo. Statysime arkinį tiltą, kurio pagrindą sudaro būtent šios metalinės konstrukcijos, o dengsime uosinėmis lentomis. Ir ne bet kokiomis, o iš savo miško. Tad keliaujame prie gaterio ir pradedam gamintis tilto lentas. Na ir štai mūsų lempivė. Gateris, tiesiog gateris, kokį čia lempivė, lentų pjovykla. Tai va, turime caro Ruriko laikų techniką, kuri veikia. Tik tai taip gan primityviai pasidarėm, norėjom čia taip fainai pasidaryti stogelį, viską, bet dirbam, pamatėm, kad ne tas, ko norėjome. Nieko, aš manau, mes čia pasikoreguosim, pasikeisim. Pasisiaurinsim visą šitą lempį, nereikėjo tokio pločio. Nežinau, kam taip padariau, užteks va iki čia. Tada nedidukas stogelis, kad nelytų, kad galima būtų dirbti. Čia šitoje vietoje galės rasti dėtis. Ir va čia tas vidurinis konstruktyvas nėra tinkamas, nes jeigu ilgesnį rastą atsiveži, tai turi nepatogiai įsidėti. O mes dar darydavom iš vis, kad atvažiuoji taip su keturačiu ir čia įlendi. Visai neblogai. Bet kadangi čia dedasi trapai, tada trapų turi traukti, kad galėtum įvažiuoti, tada atgal trapus dedi, kad gali užsikelti. Tai dabar idėja yra, kad šitą pasišansim konstruktyvą, susisiaurinsim ir pabandysiu padaryti va tokius kampus, kad laikytų tą konstruktyvą. Neturėtų čia būti daug svorio, turėtų visai gerai atlaikyti. Kad dabar keičiam naują pjūklą, užsakėm 5 netgi vienetus. Tai lyginant su senuoju, naujasis dar didesnis yra. Tai čia gerai nudėvėti šitie peiliai. Dabar pjovėm, pamatėm, kad labai pjauna, tai pamatėm, kad yra įskilęs peilis kažkurioje vietoje. Bandžiau virinti, bet gal dar neturiu tiek įgūdžių suvirinti štai tokį pjūklą. Ir kaip tik pasiėmęs randu va iš karto skilimą. Šitoj vietoj. Pjūklas yra skilęs. Na ir viskas, pasidėjom, pasiruošėm, dabar pradėsim pjaustyti. Bet šitas medis man nepatinka, ant šito medžio 2 pjūklai suėjo. Gali būti ir 3 čia suėjo, čia liepos medis, jeigu neklystu. Su senais 4 pjūklais mes susipjausim tikrai nemažą dalį šitų rastų. Nu ir dabar susipjausim. Viskas veikia, viskas pučia. Taip ir pjaustysimės. Bet pavojingai daiktas atrodo. Man tai jisai tokį pavojų kelia lengvą. Aišku, mes čia dabar tiesiog įsijungiam pasižiūrėti, ar veikia, ar viskas, taip nepjausim, reikia ausinės susidėti, reikia akinius, kaukės dėtis. Panašu, kad veikia, bet... Lauk. Dabar stunk. Aha, dar. Denk. Biški negražiai stovi. 1. Dar kada? 1, 2, 3. Pažiūrėk. Užėjau. Be. Somo reikia.
Gali išskersuoti labiau išeit. Toma. Geras. Labai rastas gražus. Pabėgs. Ne? Jau aš laikau. Nu, kad ledas. Na, štai tokį rastelį užsidėjom. Taip, darom labai primityviai. Rankom stumėm. Norėtųsi, aišku, čia turėti viršui gervę, pakelti, užsivažiuoti, žinai, tą hidraulinį pavertimą turėti. Visko norėtųsi, bet turim, ką turim. Ir nėra tai blogai. 16 lentų. Dabar yra 8, jos pjausis per pusę. Ir dėsis ant tilto. Tai viską dar kampus apsivalysim, apsitvarkysim. Ir man rodo, čia labai viskas gaunasi puikiai. Faktas, galėtume naudoti šitą medieną ir baldam, kažkokius gražius dalykėlius pasidaryti, kuriuos aš jau dariau ir pasiteisino ir pavyko. Na, čia keli trumpi video iš mūsų baldų gamybos. Kelis mėnesius supjaustą medieną padžioviname lauke, aišku, būtų geriau ilgiau, tuomet susipjaustome ją į specifines formas, šlifuojame, frezuojame, sukalam ir gaunasi nuostabus mūsų pačių medienos iš uosio pagamintas kultas, skirtas mūsų klientams. Nuostabus jausmas tokį pasigaminti, nemeluosiu. Dar vienas puikus gaminys, kuris jau antrus metus klientam tarnauja ir tikrai smagiai gaminasi. Tai uosio lentas supjaustome į bruselius, juos šlifuojame, tada jiems suviriname metalinės kojas, pasibandome ar patogus miegojimui, nudažome metalą, nudažome medieną ir gaunasi 5 puikus parko suoliukai. Tikrai labai malonus gaminys. Arba štai šis didžiulis tuopos rąstas, kuris būtų tapęs malkomis, pavirsa į būsimos pavėsinės konstrukciją. Na, yra padarytas iš uosio tiltas, padarytas takas iš uosio. Padarysim dar vieną. Tikrai viskas bus gerai, aš manau, kad nereikia čia sukti galvos. Šitas medis vienaip ar kitaip būtų supuvęs, mes įsigelbėjom, o dabar pasidarysime tiltą. Tai šitas nuopjovas pasiversime tokius nedidelius gabaliukus ir pasiversim į malkas, vėlgi, kaip ir toksai išlošimas.
so. Woo! Na ką, bičiuliai, sveiki, su jumis sveikinasi aš Algirdas ir šiandieną įdomi situacija, dirbam prie kelio, remontuojam, šiuo metu mums daro bortelius naujus ir mes tuo pačiu kelią taisomės, kadangi kelio mums netaisys. Ir lieka lygiai savaitę iki pačio renginio, trečiadienį pradeda statyti scenas, o mes šiek tiek prasikasėm, pasidarėm, atsivežėm grūzo, žvyro, bandysime kelią patys taisytis kaip galima greičiau, kad sunkvežimiai, kurie atvažiuoja, galėtų normaliai pravažiuoti. Na, o bendrai situacija beveik mėnesiui praėjus po renginio, iš tikrųjų 3 savaitėm, tai pieva netaugo ir neturėjo taugti, viskas, kas buvo pasėta, išplovė labai didelis kiekis lietaus, kaip ir vieną dieną prilijo netgi visą mėnesio normą. Na, praeitą dieną pasidarėme darbus lempivėje, susipjausėm rastus, jau čia jau rastų nebesivaliojo rastai. Dar vienas liko štai čia. Iš tokio rasto mes pasidarome štai tokias lentas. Šitos lentos keliaus į naująjį tiltą. Čia į Eglės Žalčių karalienės taką, vieno pjūvio lentos, kurios 7 cm storio. Na, visi kiti likučiai, kurie netinka, pavirsta tiesiog į geriausias malkas. Iš 3 rastų gavosi štai tiek lentų 7 cm storio, štai tiek malkų ir dar tokių lentučių, kurios bus skirtos tiltui. Parkingas iš tikrųjų beveik tikra statybvietė. Čia žmonės, kurie mums daro bortelius, viską maišosi. Čia molėtų betonkės grūzas. Ten labai geras įrankis, su kuriuo labai gražiai ir viską greitai pasidaro. Na, dabar aš einu iki Sigito pasižiūrėti, kaip jiems sekasi, parodysiu, ką mes darome ir kaip atrodo mūsų įvažiavimas į pagrindinę teritoriją. Ką žinau, fainai atrodo, bet mūsų užduotėlė dabar, jeigu matot, pakraščiai yra tokie, tai čia yra su augaliniu dirvožemiu, žodžiu, tai reikia visą šitą dalyką išsikasti ir jį reikės kažkur utilizuoti arba jau lygintis palei bortus. Štai šitoje vietoje įsikasėm didesnį dalį, kadangi įvažiavimas buvo lygiai va taip kaip šitą kraštą. Dabar, kadangi nusprendžiau dėti bordiūrą čia, tai šitą vietą irgi įsikasim, supilsim daug grūzo ir tada užsiversim kelinių žvyrų ir viršutinę dangą padarysim tokią pat kaip čia žvirždas. Vėlgi yra tas niuansas, kad mes darbuojamės, dirbam, o tuo pačiu metu važiuoja ir lankytojai. Na ir tikrai dažnas klientas atvažiavęs čia pamato tokią statybvietę, apsisuka. Gaila, aišku, prarandam klientus, nes ne visiems patinka tas statybvietės. Dažnai, jeigu atvažiuoja su vežimėliu arba su mažais vaikais, tai jie nenori, kad prie tos technikos bėgiotų. Na ir taip pamatę klientai tiesiog apsisuka. Nu, bet toks jau yra dalykas, čia nieko nepakeisimės. Tai tiek, darom, kasam, pažiūrėsim, koks rezultatas. Vyrukai šiandien turėtų bortelius pasibaigti. Labai tikiuosi, kad ką mes čia aplinkui išsikasim, jie mums padės susiremontuoti viską. Tai...
jisai 18 cm, man atrodo. Ne, negiliai. Nebuvo ekskavatoriuko anksčiau, tai rankom viską. Tai vis tiek verčia, kadangi vėlienos susijungus. Jo, užkrovė. Na ir ką, kasdienybė, pati labiausiai erzinanti kasdienybė, nesveikas kiekis lietaus, patys prasčiausi metai, dar kartą pasikartosiu, patys prasčiausi metai, kokius turime. Žiauriai gaila. Dabar nei šis, nei tas pradėjo belekaip lyti, tenai prie parkingo žemesnė vieta, viskas leidžiasi ir viskas bėga tiesiai į šito namo duris. Drąsiau. Oho, gerai, jau įsijautė. Na ką, sekmadienio vakaras. Vakar susitvarkėm abudu kraštus nuo parkingo, ypatingai čia. Visai gražiai gavosi, net gal nesitikėjau tokio lygaus ir gražaus įsilyginimo. Bet vėlgi vakar nuo beveik 12 dienos iki 8 vakaro plušėjom susigytų, pasidarėm. Dar šiaip vaikinukai buvo, klasiokai atvažiavę, irgi padėjo. Šiandieną vienas tvarkiausi čia krūvelę, čia palei lyną. Vakar dar taip pat prie įėjimo sutvarkiau šitą krūvelę. Tokia irgi, bet čia nežinau, gal reikės persidaryti, nes molis paviršyje, tai gal nelabai gerai. Šitą visai nelengvai tvarkėsi, čia priekabą išsivežiau visą. Kažkaip, kai atsikasėm kelio kraštą, labai daug molio buvo ir to molio aš nenorėjau čia lyginti, tai reikėjo išsivežti. Čia krūvelė irgi nemaža buvo, irgi įsilyginau. Tai užvakar nusipirkau karutį, šiaip niekad neturėjau per 7 metus karučio, kažkaip gal tuo metu ir nelabai reikėjo, o dabar karutis pasiteisino. Bet iškart galiu pasakyti, kad neturint keturačio, vien tik keturačio, nekalbu apie damperį, neturint keturačio, tai jautiesi kaip be rankų. Na, o dabar jau yra 7:30 vakaro, bet geras oras, tai galvoju, kad dar eisiu pasikapstyti. Noriu su ekskavatoriu atsikasti žemės lopinėlius, kurie yra prie
pat kelio dalyje, kad po to neauktų žolė, tai tą pasišalinus iškart mažiau darbų bus ateityje, nereikės klupėti ir kapstytis. Tai būtent va šitas lopinėlis, norisi jį įsitraukti iš čia. Na ir trečiadienį jau čia turėtų važiuoti sunkvežimiai. Lieka labai nedaug, bet antradienį išvažiuojam į Klaipėdą, jūros šventę statysim, paviljonus. Tai irgi gausis toksai dienos praradimas, tai aš labai tikiuosi, kad rytoj jau šitas kelias bus atsigavęs. O jau trečiadienį, ketvirtadienį, kol ten chebra statysis teną, mes čia pakraštį galėsim tvartą sutvarkyti. Tai ką, iš tikrųjų galiu pasakyti tik tiek, kad mano borteliai, kuriuos aš buvau padaręs, jie nepasteisino. Jie nepasteisino ne dėl to, kad jie negerai atrodė ar buvo blogai įdėti. Jie nepasteisino dėl to, kad jie yra tiesiog ploni ir buvo padaryta per siaurai. Aišku, kol vyko ekskursijos ir nebuvo didelių renginių, tai buvo viskas tobula, nieks neįsiminkė. Tik vienas renginys, tik vienas tiekėjas, nu gerai, ne vieną, negaliu vieno tiekėjo kaltinti, bet keli tiekėjai, tiesiog vairuotojai, kurie nėra kompetitingi vairuotojai, belekai viską išmalė ir ne, kad tu skubi ir tu kažkur lėki, tai čia nėra tavo pasteisinimas. Aš kaip, pavyzdžiui, vežu kubilą nuomai arba vežu konstruktyvą nuomai, aš net važiuoju ir žmonėm nesakau, aš nepravažiuosiu, aš dėjau ir aš dabar važiuosiu kaip aš noriu. Ne, aš atsižvelgiu, kaip aš galiu padaryti taip, kad nesužaločiau ir nesugadinčiau aplinkos, tai stengiuosi tą daryti. Tai va, kimbu į darbus, šoku už ekskavatoriuko, prasikasiu visą šitą dalį ir eisiu miegoti. Rytoj 7 ryto keliamės ir jau 7 ryto pradedam darbus čia. Na ką, pirmadienis, 7 ryto, į rankose kastuvai, apsikansinėm kraštus, po to sudėsim va tai vat bordiūrus, tas liekanas grūza į tarpus, abi pusės įsivalėm, atvažiavo operatorius Popketo ir šiandieną vat visą šitą krūvelę įsivešim ir susilyginsim. Na, kol operatorius lygina žemės, mes susigytų, pasitvarkysim visą tvarkuto kraštą. Na, pasižiūrėkit, kaip iš tikrųjų gražiai yra dirbama su tokia technika. Labai norėčiau ir aš tokią techniką turėti, galingą, didelę. Iš tikrųjų, vienas kaušas paima beveik tiek, kiek mūsų damperis greičiausiai. Na, o dabar vieną dalyką, ką pastebėjau, visai fainai gavosi. Mesgi susiaurinom per pusę metro, per 50 cm šitą kraštą. Ir man pradeda labai patikti. Taip tvarkingai. Gražiai, kadangi parke turim tokių įdomių akmenukų, tai mes juos čia palei kraštą taip sudėsim, lyg ekspoziciją pasidarysim.
Aš įtariu, kad kabelių jokių nėra šiųjų. Čia pakaks? Trumpa ledų pertrauka, atveža materijos ir toliau tęsime darbus. Na ir ką, naujas etapas, visgi supratom, kad reikia betonuoti. Smėlis išlaikė, viskas buvo gerai, bet kai prasikasėm čia tiesiog tos tarpus, viską išplovė lauk ir viską, kas buvo kompresuota, presuota smėlis, tiesiog dingo ir nuplaukė po namų. Tai įsibetonuosim, jau bus visam. O kodėl aš čia dariau prieš tai su smėliu? Tai dėl to, kad mano intuicija tai pasakė, kad reikia daryti su smėliu, nes aš žinau, kad reikės platinti kelią ir žinau, kad mums reiks perdarinėti. Tai va, reikia pasitikėti savo intuiciją visą laiką. Ai, gaila, nefilmavau, bet vyrukai tiesiog viską mums. Pam, atvežė žviriuką. Žodžiu, viskas pasakiškai labai gražiai, fainai gaunasi. Tai greitai įsibetonuosim šiandieną ir bus ledas. Reikia iš tikrųjų paminėti tai, kad esu be galo dėkingas vyrukams, kurie visgi padėjo su keliu. Žinoma, ne veltui be išeiginių dirbome su Sigitu, ko pasiekoje padarėme didelį dalį jų darbo, tad mainais jie padėjo mums padaryti mūsų darbus. Toks šlapovėkas. Oi. Kokia idėja? Šonė ar viršūnė? Jau kurią padarysim tokį, jo, tiesiog Aš dabar su traktoriuku jau tu biškelį pakeltom. Ir uždėtume. Net kaip į galvą pareisi. Pareisi. Na kągi, bičiuliai, praėjo daugiau nei savaitę, kai pasidarėme kelią ir jau įtaisėme. Žinoma, turėjome didelį renginį ir per labai didelį renginį buvo labai didelis lietus. Ir pat tą lietų parkas šiek tiek nukentėjo, net ne šiek tiek.
Čia visokiausių niuansų atsitiko, čia su traktoriais tempė, ten futrakai stovėjo apačioje, kas mano manimu nebuvo pati praningiausia idėja, nes po lydyrio lietaus į kalną, pievos, žolės, žemės kalną važiuoti su futraku, kuris nevažiuoja ir sveria. Pasekmės aiškios, matosi. Gaila, kad reikia antrą kartą tvarkyti, šiuo metu esame užsidarę, parkas vėl nedirba, nors turime šiaip gražų orą, bet tai yra pirmoji diena, kai turime gražų orą. Pastarąsias dienas lyjo tikrai labai daug ir iškrito virš 50 mm kritulių per porą dienų, tai didelis kiekis vandens. Tai šiandienos toksai darbelis viskas sutvarkyti, susilaižyti atgal, šeštadienį, tai yra rytoj jau turėsime ekskursiją, tai nežinau, po pietų bandysime šiek tiek apsišienauti pievas, daug kur nieko negalim daryti, nes daug kur yra išvažinėta, išpurvinta, išdraskyta ir iškart noriu pasakyti dar tokį komentarą, tai tik renginių organizatorius išvažiavo ilsėtis ir tiekėjai tiek maisto, senų ir visų kitų dalykų pasileido plaukus, nebedėliojo pado ir važinėjo taip, kaip kas nori. Čia yra didžiausia problema ir didžiausias nuostolis, kai tiekėjai, dar kitaip pavadinami bordiūrai, nes aš jų kitaip ir negaliu vadinti, atvažiuoja, įsikalinėja, daro, ką nori ir ale jie skuba, jiem nesvarbu. Na, bet tada, kai pasakai apie draudiminį įvykį, kad fiksuosime, iškart apsišyka ir pradeda rankom viską lipdyti, taisyti atgal, bet jau būna per vėlu. Taigi čia yra antrasis didelis vasaros renginys parke, kuriuo metu pasiruošimas vyko gana sklandžiai. Organizatorius išsinuomavo netgi kelis keturračius, dėliojo padus, prižiūrėjo tiekėjus, stengėsi nesugadinti vėjos, kad renginio metu parkas atrodytų gražiai. Ir turiu pasakyti, kad jie tikrai gerai pasiruošė lyginant su pirmuoju organizatoriumi. Bet šiam renginiui pasibaigus viskas staigiai pasikeitė. Nebuvo jokios priežiūros, odų niekas nebenaudojo, jie tiesiog buvo numesti ir palikti kelias dienas, ko pasiekoje esanti pieva po padai sudegė, ką yra be galo sunku po to gydyti. Kai kurie darbuotojai tiesiog saulė su keturračiais pradėjo paišyti. Žodžiu, tikras chaosas. Taigi, matosi spindi pieva, tai stovi tiesiog vanduo. Aišku, šitą vietą gal greit taisys, gal negreitai. Čia kaip visą laiką maksimaliai šlapuojanti vieta. Didžioji dalis parko atrodo štai taip. Tai dabar gaunasi, kad mes negalim išeiti iš pačio Šreko pelkės. Iki čia žygų irgi sunku eiti, tai šitą vietą tokia gausis uždaryta. Na, čia ką rankom ir grebliukais, kastuviukais reikės lygintis. Šitas dalykas be galo demotyvuoja, tasai visas toks kiaulidės efektas. Kerta per nervus. Nežinau kaip, bet jau kelinta diena skrandis neveikia. Gali būti stresas. Greičiausiai. O gal kažką blogo suvalgiau. Bet čia kažkaip reikia išžaisti, kad čia nestovėtų. Palei čia matosi vietomis va tas vanduo stovintis, tai mūsų idėja tiesiog taip prasigilinti visą šitą kanaliuką, kad vanduo tvarkingiau bėgtų, nes tai, kad iš visų šitų pievų aukštesnės vietos visas vanduo bėga, jisai atsiduria į būtent griovį, kurį reikia kas kažkiek metų tvarkytis, jis tiek apauga. Na ir dabar čia kokie 4 metai tikriausiai netvarkyta. Ja, ir pradėjo viską plauti, va šitą kelią. Nu, tiesiog didžiulė bala, o kur yra bala ir važinėjama pastoviai, darosi krateriai, duobės. Tai va, tą reikėjo vietą sutvarkyti. Nu, davai, Tedai, tu pabandyk pakas porą kastuvų. Bandyk, tiek įkask, važiuok prieš priegabos. Su kairė ranka suki visą korpusą. Stipriau, nebijok. Ja, turi pagauti tą jautrumą, žinai. Yes, sir. Jo, jisai labai jautrus yra. Šiandieną Teodoras išbando.
ekskavatorių, nieka nesidėjo. Taip. O, Keli, į save. Ir dar užsuki, o... Šis vyrukas sėdins ekskavatoriuke yra ko gero priežastis, kodėl šis parkas dar iki dabar veikia ir plečiasi. Pačioje pradžioje, kai tik pradėjau čia dirbti, labai daug prisidėjo fiziškai, morališkai ir netgi finansiškai. Tikrai labai didelis ačiū tau, Teodorai. Niekur neskubam, tai nesiparink, tikrai. Tik vieną mašiną laukia. Jep. Na ir ketvirtas Teodoro kaušas ir iš tikrųjų, ką noriu pasakyti, tai kad mažas ekskavatoriukas yra lengvai išmokstamas dalykas. Tikrai jį kontroliuoti tikrai yra nesudėtinga ir tai technika, kurią galima greitai išmokti. Labai dažnai padeda, jeigu jaunystėje, vaikystėje arba net ir dabar, kaip aš, mėgstat pažaisti kompiuteriu, tai beveik tas pats, kai žaisti kompiuteriu, jeigu greitai kontrolę supranti, tai gali iš karto sėsti ir per dieną išmokti bent jau pagrindinius dalykus. Op. Na, neblogai, kad oras toks geras, tai šiandieną galima bus ir pasideginti.